dviračiai, vėl keli, kaip visą laiką. Kur pirikų pagausi, jeigu ne kažkur važiuojantį, tai ir patogiausia filmuoti, nes daugiausiai pašnekėm. Varau su kabriku, ale ne kabriku, ateinančią šią savaitę jau ateinančią reikia varyti, bandyti sutvarkyti stogą, bet ne apie tai. Kur mes šiandien lėkim? O mesgi lėkim į Jonavą. O Jonavoje kas vyks? Cars and Coffee Meetas. Perimta mintis iš amerikiečių. Toksai nieko neįpareigojantis vakaras, diena, oras geras, nuvaryti, pasimti kavos, pasižiūrėti mašiną, atvažiuoja gražesnių. Varysim su Norbertu ir jo, aš dabar Opelį, šitą technikos stebuklą ir sėsim į BEMS ar važiuosim pasižiūrėti. Tai jeigu kažką įdomaus rasiu, manau, kad tikrai rasiu, tai parodysiu šiek tiek vaizdų iš renginio. Mocijai lenda į gatves, gražinos iš garažų, išvažiuoja projektus, traukia visi. Smagu. Smagu, renginiai prasideda. Senai renginius bevažinėjau, tai kadangi sekmadienis toks biški laisvesnis kaip ir, tai pabandysime nuvažiuoti pasižiūrėti, ką per žiemą gerų susirinko ir jau ištraukė į gatves. Sniego nebėra, plus 15. Klaidos metai, aišku. Plus 15 pusė rodo. Tai va, mėgaukitės oro, važiuoju žiūrėti mašiną. Jeigu kažką įdomaus rasiu, būtinai parodysiu. Jeigu pamatot renginį, galite prieiti, dažniausiai su savim turiu lipdukų, jei kas nori. Šiaip pačetint, pašnekėti. Nesikandžiu, galit prieiti, nes tikrai susitinku renginiuose žmonių su fanų, ne fanų, sekėjų, su kuriais šiaip esu bendravęs, tai būna pasišnekam. Tai jeigu kas norit pasilabinti, gali drąsiai prieiti, pamatė mane, nesikandžiu. Viskas ok. Važiuojam į renginį, žiūrėsim, kas ten įdomaus vyksta. Atsigauna viskas, pabiškiai atsigauna mašinas, atsigauna mocijai, išlenda. Smagu darosi. Darosi smagu. Vasara yra mano sezonas, man patinka, nekenčiu žiemos. Kas pritarė, palikit komentarą apačioj, kas nemėgsta žiemos, nes aš tai baisiai nemėgstu. Atvykome. Norime pasistatę prie savo mylimiausių automobilių, prie Opelio. Kad bent jau slyvai. Ant kampo slyvai ir pažiūrėsim, kas čia yra. Jau mačiau gražių mašinų, tai labai daug nešnekėsiu, daugiau parodysiu. Kokios užduotys vyks? Einam, žiūrėsim. Senai buvau mytėjau. Reikia salto padaryti. Chebrytė, kas mėgsta žaisti aliasą, tai dabar užduotis bus, kad reikės aiškinti žodžius automoto tematiką. Gerai, traukia mūsų naujokus. Ateik čia, Simai. Aš ką pažįstu, tu ateini. Vėl rimtai prisijungim, sudalyvaukit, prizai bus tikrai ganėtinai neprasti prizai. Eik, davai. Užduotys nesunkios, tai jungiamės. Jūs su gražus berniukai, mačiau, kad norit, ateikit. Nu davai. Arba aš vaizdą ir išrinksiu žmogų. Gerai, gerai. Konynį Norbertai. Eigi, Alės. Aš pats kažkada vedžiau tas renginius ir kviečiau žmonės, bet pats tai ne. Norėjau pasigirti Norbertas, kad organizavo renginius, taip Pimer Club Lietuvoje kelis renginius organizavo. Ne kelis. Kelis. Galiu nupirkti 500 šitą maratoną. Nežinau, kiek mes čia būsim, bet manau nebelgai, nes nieko labai įdomus nevyksta, tiesą sakant. Kelias fainesnės mašinas ir tiek. Bet šiaip tai nieko įspūdingo. Vienas gražesnių BMW vis tiek gavosi. Jeigu nusidažytų suportus Norbertas supuvusius, tai būtų vargiai. Mantusą kiekvienam renginiui praktiškai pamatysi, tik šį kartą jis be...
Deklaraciją reiks pildyti man vėliau. Žiūrėk, ką čia atsivežė. Vaikso. Zietke. Atvarėm į renginį, kaip matėt, pasižiūrėt. Žiūrėkit, paskutinį kartą, kai Mantūsas buvo pas mane atvažiavęs, Mantūsas, be Instagramą irgi apačioj surasit. Jeigu reikia diagnostikos, paprogramuoti, žodžiu, visus burtus, ką reikia, įkišti vyškį, ištraukti vyškį, viską gali padaryti. Tai praeitą kartą, kai buvo atvažiavęs, kitaip atrodė. Sakau, reikia pasitikrinti per karjerą, pažiūrėti, kaip sugalvotumėt pirkti tokią mašiną, ne? Ir ką tu žinai, kas slepiasi po visų šito bodykitų, kokia spalva buvo, kaip atrodė, prieš tai to pasižiūrėsim. Ataskaitą atsidarom. Šiaip gražus BM beje. Taip, aš parodys. Klausiu, ar tikrino pirkdamas, sakė, lyg ir tikrinau, bet... Man atrodo, kad jo, bet visi mašinų pardavėjai taip sako, kad tikrint, aišku. Pirmas savininkas Lietuvoje, čia taip toliau. Pasižiūrėsim. Buvo daužtas, X6. Daužtas 19 metais Lietuvoje, iki 3... Žodžiu, žiūrėkit, iki 3 štukų žalytė, 2 kartus Lietuvoje daužtas. Vieną kartą į galą, kitą kartą į priekį ir į galą. Jau čia traukinukę padalyvavo. Bet iš tikrųjų nelabai pasakysi. O kokia spalva buvo? Pažiūrėjom, rašą ar ne? 3-5-27 metų. Va, prašau. Originaliai sidabras. Galiu pasakyti tik tiek, kad rida gerai atsukta arba... Ridos rodo daug. Tai va, rodo 5,30, o spėkia gan skidelę. Nežinau. 5,70. Jokių čia nesąmonė. Oho. Pusę milijono ridos. Ne, jeigu jūs galvojat, kad tokio senumo mašinos važinėja su 300 000, netikėkit šitais stebuklais. Aš kaip pirkau X6, ieškojau, ta prasme žiūrinėjau. Tai visi kaip nuvažiuoja pasitikrinti 707 BM lemas ir ten taip toliau. Tai 5,70 radęs neišsigandau, nes mašina atrodė prižiūrėta, tai kodėlgi ne. Aišku, pats irgi painvestavau, bet va, kažką turim dabar. Čia kitaip sakant, tiem, kurie supranta, tai rida nėra didelė problema, jeigu mašina tvarkinga. Ir viskas. Tai vat, dažniausiai perki mašiną, ne ridą, bet aišku gerai žinot, kokia jinai yra iš tikrųjų. Nes būna, kad 500 000 nubėgus, kas yra normalu tokių metų mašinai, o ant skidelio rodo 220. Kad neapsigaukit. Šiaip jau rimtai atvažiuoja pas mane klientų su 20 metų BMW G30, kur jau prabėgusias po 500 000. Tai ką galima tikėtis, kad mašina 28-27 metų bus 200 bėgus. Nu, čia stebuklų nebūna, mašinos naudojamos šiaip bet štokias. Čia ne MK. Taip, kad perkat mašiną, neridą ir, pasakomgi vaikai nebetiki mane. Teisingai, tai va. Sunduok nuolaidos kodus Šarūnas ir pasitikrink. Spėkit, kur mes randamės. Čia BMW, čia Astra, čia BMW, čia Printon. Ir ten Lenkas viršui. Ten va, pasirodyk žmonėm. Ką tu čia vaidini? Gerai, ko mes čia atvykom? Šiandien diena kitokia. Vat, kaip matėt, Simioras yra. Čia buvo pažįstamas Simioras. Jis atvarė pas Printoną pasidaryti šią laidą. Trumpai parodysiu, čia šiaip ne apie tai visas šitas kadras bus, bet esmė. Traukiu Shadowline'us ir, dabar neparodysiu, nes viskas nušvista iš esmės. O čia, vat, matot baltus plėmus. Tai aš čia sušveičiau su švitru, nes originalus Shadowline'as, matinis, ir po jo buvo pasigavus korozija,
Nu, vat kai kur dar taškiukai yra, bet aš šitų nebegaudysiu. Didžiausias vietas, kur buvo, sušveičiau, sulyginau, kiek įmanoma. Nes šiaip tai reikėtų nusiimti. Čia, va, čia, kad nešviestų. Kampai korozijos pagavę buvo, kad gražiai užsidėtų plevelę. Taigi taip pat va čia, va. Daugiau kaip ir viskas ok, va čia jau pasidarė. Blizgu, gražu. Labai dėlus simioras, labai, ta prasme, gerai. O dabar einam prie esmės. Turim astrą. Va, turim tokią situaciją. Va čia yra palei langą šitas juostas. Aš jas čia su peiliu nusilupau, nes lupinėjęs lakas, bet baisiai. Ir ta prasme, kad užtraukti blizgančią plevelę, turi būti viskas idealiai lygu. Vat lygiai tas pats, kas ten. Kad negali būti va tokių kampų. Kad nuo šito viso pabėgti ir nesiknysti, turim tokią plevelę, honeycombas. Žinau, ką pasakysit, kad nieko čia gero iš jos, bet aš pabandysiu va šitą va užtraukti. Per šitą visą struktūrą turėtų nesimatyti, kad jis yra pradžiai. Pradėkime nuo to, kad yra nelygus. Taip, pasigaunam kraštą. Čia baigėsi. Susileidžiam iš daugiau. Čia išplatėja. Tai va kažkur. Čia va. Bukšt. Pjaunam. Ir pasimsiu tinkamą įrankį tam. Pabandysim šitą visą užtraukti. Tai bus ledas, šokoladas. Šiaip tai čia labai turėtų būti nesudėtinga detalė. Dažnai man bent jau pradžiai iškylantis klausimus buvo, kaip jie neįpjauna tos plevelės. Tai prasme, kaip neįpjauna lako po plevelę. Bet iš esmės, tai jie taip įbrėžia, kad jinai lengvai nuplyštų. Čia tai kraštas palistiko, didžiaujas, tas aišku. Rodom, kas gavosi? Rodom. Bumt. Kitą pusę darysiu, nerodysiu. Žodžiu, dabar atrodo taip. Atrodė va taip. Čia visur lakas nusilupęs ir kiek išėjo aš jį nuskutau. Ir nesimato va šitų kraštelių. Čia dar va to reikia biškį burbuliukų yra, bet kurių irgi beveik nesimato iš esmės. Stumdys. Ir viskas. Čia neišite be oro kanalų, va dėl ko man taip sunkiai įsistumdė burbulą. Bet viskas įmanoma. Trumpai papasakosiu apie esamą situaciją. Kaip matote, esame mytę. Čia matot didžiausią kaltininką viso šito reikalą. Pabuvom Jonavoj mytę ir nusprendėm, kad šūdzinę veiksmas padarysim geriau, ne? Matau, yra žmonių, kuriuos pakviečiu. Gerai, papasakok. Arba taip filmuosim. Eim, nebijok, tai be pirmas kartas. Nu, tai po žiemos sugalvojom padaryti šiek tokį judesį. Kas žino, tas žino, mūsų renginiai kažkada buvo labai tokie stiprus. Bet šį kartą sugalvojom padaryti tiesiog paprastą penktadienio vakarą kavagerį, suburti visus BMW į vieną vietą, atsigerti kavos, pasigrožėti aparatais ir pasižiūrėti, kas ką paruošė mum po žiemos. Žodžiu, renginukas suburti į krūvą automanus. Anksčiau čia buvo Beamer Club Lithuania, jisai organizuojamas, bet šiuo metu laukiami ne tik BMC, bet visos realiai gražios mašinos. Tai čia padėsim lipdukų. Aišku, jau busit serijoje, tai jau nebegausit, kas matėt. Užkišim lipdukų, užkišim visokių dovanėlių ir kas norės prieis į Mesių Story, tai stebėkit medijas. Jeigu nenorit tokių renginių praleisti, viskas pirmiausia papuola į Instagramą, Instagramas čia pačioj. Sėkmės. Kažkaip prasipila, aš nežinau. Bet, prasme, juokingai skamba. Biškai muzikytės bus. Nežinau, kiek mašinų, bet manau, kad yra... Norba, kiek mašinų gali čia būti, kaip įsivaizduoji? Kiek mašinų? Nu. Dabar? Nu. Neįsivaizduoju. Nu, nėra, kad ten labai daug, gal BM. Daugiau, kur tau BM? 100 tai tikrai yra. Bendrai. Taigi čia visoje aikštelėje, nu tai aišku, dar kažkas į depo atvažiavęs, bet... Nu, aš nereikia. Toksai legalus renginys, kur nėra organizavimo, žodžiu. Atvažiuoji, susibūrimas, pasižiūrėti mašiną ir taip toliau ir panašiai. Kiekvienas pagal save. Tai eisim biški pritems, atsiras gražesnių mašinų ir tada nueisim pasižiūrėti. Tai? Žiūrėkit, kokį radau. A can
mano šitą mašiną? A, nėra? Panos M5? Jo. 3/4? Ok. Tai dzint. Mano žodžiu, gal patikės, kad M5. Tokį daiktą ne kasdien sutiksi ir M5 ant istorinių numerių. Taip kad, wow. Labą dieną. Savininkai dė. Nu, įdomu. Čia dar iš tos kartos, kai normaliai kapotas atsidaro. Opa. Nice. Jaunesniai kartai jau čia nebeįdomu, čia net nebežino, kas tas yra. Einam, pasižiūrėsim toliau, ko yra. Lipdukų papildymas jau buvo. Jau išnešioja. Bet tai jis toliau galės įleisti, tai jau antros baudos neišrašys, jo? Nežinau. Galim paklausti. O gal patikrinam policininko automobilį per Karversiją gal? Žiūrėsim, kiek įvykių turėjom. Muzikos turėjom. Pareigūnai atvežė ir šviesų. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Atėmė muziką. Kaip muzika, bet šviesų. Atėmė muziką, bet atvežė šviesą. Kai ger. O čia kregždutės gražios mašinas. Pukšt, pukšt, pukšt. Ir viduj rekaras sudėta. O šiandien dar prožiką turi. O tokį dalyką jau nebesutiksi. Dabar kasetnikai vidurį. O tokių kregždžių tai jau nebesutiksi. Gražu pažiūrėti. Galinis kapholderis ir servitelio padelis. Eik tu. Vienas pasaulyje. Geras. Nu jo. O čia 3D spausdinė, ne? Jo, turiu firmą. Supratau, okei. Prikolas. Va, gražinų prožiką ir net veikintis. Aš esu turėjęs tokį prožiką kregždį, bet buvo neveikintis. Tuo metu dar perdarinėdavo į ledus, o dabar visi stengiasi originalą išlaikyti. Šiaip, ėjau,
latviški numeriai, bet gerulis. Vakarė renkasi daugiau mašinų. Prisižiūrėjau gražių prekžių, jis yra žiauriai faina. Ir šiandien paskutinė tokia šilta diena, savaitgalis bus baisiai vės, šlapdriba ir visai kita, reikia pasidžiaugti geru oru, nes vėl visi slėps savo biterius, ne biterius, deilius gražius, kol bus sniego tikriausiai, lauksim geresnio. Žodžiu, apsieinam, dar pasižiūrėsim, jeigu kažką įdomus, gražus surasiu, parodysiu, o jeigu ne, tai tiek šiam vakarą.